Kompleksinės paramos esmė – tiesioginės išmokos mokamos tiems ūkiams, kuriuose laikomasi geros agrarinės būklės, aplinkosaugos, maisto saugos, gyvūnų gerovės ir sveikatos bei kitų reikalavimų. Šiemet įsigaliojo paskutinė C grupė kompleksinės paramos reikalavimų, kurie aktualiausi gyvulininkystės ūkiams. Lietuvos ūkininkai nuo 2004 metų privalo laikytis geros agrarinės būklės reikalavimų, o 2009-aisiais pradėti diegti valdymo reikalavimai. Šiemet į paramos mechanizmą įsijungia paskutinioji valdymo reikalavimų grupė, todėl lyder ir žemdirbių mokymo metodikos centro vykdomo projekto ūkio valdymo pagal kompleksinės paramos reikalavimus ir ekologinio ūkininkavimo kompetencijų ugdymas mokymuose didelis dėmesys skiriamas C dalies reikalavimams – gyvūnų geroviai. Nauja yra tai, kad nuo 2013 metų sausio 1 dienos šie reikalavimai yra susieti su išmokų gavimu. Ir kaip tai siejasi su išmokomis? Ūkininkai, teikdami paraiškas gauti paramai, turi laikytis ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų. Šie reikalavimai nėra sudėtingi, tačiau jie yra pakankamai smulkus ir norėtumėm atkreipti ūkininkų dėmesį, kad juos atidžiai studijuotų, kad paskui būtų lengviau jų laikytis, nes kontroliuojanti institucija, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, nustačius pažeidimus, bus taikomos sankcijos ir mažinama išmokos suma. Čekiškėje mokymai netaip dažnai vyksta. Per metus 2-3 kartus žemdirbiai sukviečiami sužinoti naujoves ūkininkavimą reglamentuojančiuose dokumentuose kompleksinės paramos reikalavimus. Lyder mokymo metodikos centro vykdomo projekto mokymai čia vyko antrą kartą. Aš labai džiaugiuosi už Čekiškės seniūnijos darbuotojus, kad jie mums netgi padėjo suorganizuoti šios mokymus kartu su Lyder žemės ūkio centru organizuojame. Ir labai džiaugiuosi, kad Lyderis tikrai mums kaip yra ir pagalbininkai, nes yra sukūriamos tokios programos, tokie projektai ir žmonėms labai tas naudinga. Šiandien, kaip žinot, kad nuo 2013 sausio 1 jau yra gyvūnų gerovės reikalavimai įsigalioja. Gyvūnų gerovė – tai jiems suteikiama judėjimo laisvė, atitinkama priežiūra, šėrimas, elgesys su jais. Gyvuliams svarbu gauti pakankamai dienos šviesos, todėl seni tvartai turi būti pritaikyti pagal reikalavimus. Ir svarbiausia, gyvulius reikia tvarkingai ženklinti bei saugoti dokumentus 3 metus. Pasak konsultantės, Lietuvos ūkininkai gerai prižiūri gyvūnus, todėl vertinant ūkius nedaug randama klaidų. Mūsų ūkininkai iš tiesų tai jie ūkininkauja jau nuo senų senovės ir jie labai gražiai elgiasi su gyvuliais ir su gyvūnais ir tų taisyklių kaip ir laikosi. Tiesiog norėjom priminti, kiek reikia gardų ploto pagal svorį paršeliui, paršavedei, auginant kuilį, sakykime, reproduktorių, sukergtą kiaulaitę, kokie kvadratai reikalingi ploto, nes ūkininkai smulkus ypatingai neturi tokių ūkinių pastatų. Bet bent norėjom pakomentuoti, kad gyvuliai turi būti auginami sausai, švariai, šviesiai, kad galėtų išeiti į mocijoną pasivaikščioti į kiemą. Čekiškės seniūnijoje didžioji dalis nedideli mišrūs ūkiai. Juose dirba tik šeimos nariai, todėl mesti darbus ir važiuoti keliasdešimt kilometrų į kursus rajono centre retas gali. Tai, kad žinios atvažiuoja beveik į namus, ūkininkams yra labai patogu. Čekiškės seniūnijos ūkininkai labai susidomėję, kad viskas, kas atlieka tos antrinės žaliavos, ten plėvelės, kai nuo silusų, ir taip, nuo trąšų įvairūs tie maišai, nuo chemikalo, būtų viskas utilizuota. Tai labai svarbu yra, nes tai mes ir, kaip sakyt, patys ir darom savo geresnį gyvenimą, kokybiškesnį, sveikatingesnį, nes tai yra labai svarbu. Jeigu mes teršime gamtą, o mes čia ir gyvename, tai ir aplinka mums bus negraži ir mums patiems sveikatai visiems kenks ir mūsų vaikam, ir mūsų anūkam, tai čia labai svarbu tiesiog. Mes už tai, kad viskas būtų tik kuo geriau, kuo tvarkingiau ir mes tuos stengiamės visi ūkininkai. Man taip išeidavo, kad aš niekada nepatekau į jokius patikrinimus, jokius nieko, tai paprasčiausiai praslinkdavau, praeidavau o šitokie visi žinojimas, visos žinios suteiktus mums tikrai praverčia, nes paprasčiausiai vis tiek deklaruojam laukus, vis tiek viską darom ir reikia pačiam žinoti, nes jeigu tu nieko nežinosi, tiesiog nežinosi, kaip elgtis, kaip tau ūkininkauti toliau. Mes lankome seminaruose, dar seminarus, pernai buvo seminaras savaitės laiko, čia vyko būtent mūsų seniūnijoje ir mes dalyvavom, kad žinotume.
Bronius Ramanauskas džiaugiasi gera karvių banda. Vidutinis primilžis 7 tonos pieno iš karvės per metus. Ūkininkas naujovę sužinantis seminaruose ir konsultacijose ūkį tvarko taip, kad atitiktų visus kompleksinės paramos reikalavimus. Todėl patikros jo nebaugina. Patiko šitie kursai, mes daugiau užsiiminėjame gyvulininkystę, apie karvių gyvulių laikymą pasakoju, kaip su elgtis, kaip juos laikyti, informacijos gavau. Seniūnijos žemės ūkio specialistė žino ūkininkų poreikį žinioms. Pas ją pirmiausia ateina žemdirbiai su klausimais. Labai dažnai ir net tikslinių kursų prašo, kad suorganizuotume. Taip, dažnai. Ir kokie paklausiausi kursai yra, sakykime, ūkio valdymo reikalavimų kursai, jau yra vykę jūsų seniūnijoje, ar tai pirmas? Buvo anksčiau vykę, o šiemet tai čia pirmi kursai, kurie suorganizuoti ir labai prašo ūkininkai, kad būtų. Ūkininkams trūksta tos informacijos, kaip reikia tvarkyti ūkį? Taip, nors yra ir, kaip sako, yra švietimas ir spaudoje, ir televizorių žiūri, bet prašo gyvai, tiesiog nori gal paklausti, pasidomėti konkrečių savo atveju. Tiesiog labai gerai tokie kursai. Ir mes tiesiog ir padedame lyder centrui ir konsultavimo tarnybai suorganizuoti tuos kursus, nes mes arčiausiai esam žemės ūkio subjektų paprasčiausia, tai yra lengviausia tai padaryti. Visose kompleksinės paramos reikalavimų mokymuose ne tik analizuojami nauji, bet primenami ir anksčiau įsigalioję reikalavimai. Tai geros agrarinės būklės, aplinkosaugos, augalų apsaugos, maisto saugos ir kiti. Patys aktualiausi, kur žmonės turi daugiausia bėdų, tai augalų apsaugos reikalavimai, kur ūkininkai, sakykime, tikri, šiaip turbūt pagal statistiką daugiausia yra nubaudžiama dėl geros agrarinės aplinkosaugos būklės reikalavimų, bet ten dažniausiai nukenčia tie, kaip kas mėgsta pavadinti, miesto ūkininkai. Iš kompleksinės paramos reikalavimų augalininkystės ūkiams svarbiausia yra sėjomaina, griežčiau taikoma tik rapsams, gera agrarinė būklė. Tai reikia sutvarkyti dokumentus, žurnalus, turėti reikalingus pažymėjimus, techninės apžiūros pažymas ir problemų nebus. Pasitaikantis pažeidimai dažniausiai būna nepiktybiški, bet dėl to, kad nėra galimybių jų išvengti arba per neapsižiūrėjimą. Neatitikimai iš tikrųjų yra tie patys metai iš metų, tai nėra naujiena nuo 4 metų, kaip kompleksinio paramos Seimo reikalavimai atsirado nuo 7 metų. Tačiau problemos yra tos pačios, tai yra nešienautos pievos, reikalavimas yra jas nušienauti iki rugpjūčio 1. Tai yra daugiausiai pažeidimų užfiksuojame pagal šį reikalavimą, pernai metais užfiksavome virš 4000. Taip pat ganėtinai dažnai nesilaiko pirmojo geros agrarinės būklės reikalavimo, tai yra, kad remoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas juodasis pūdymas. Jeigu juodasis pūdymas, jis turi būti apsėtas iki lapkričio 1. Tokių pažeidimų 12 metais užfiksavome virš 900. Trečias pagal dydį pažeidimas yra 6. geros agrarinės būklės reikalavimo pažeidimas, tai yra remoje žemėje arba daugiametėse ganyklose pievose neturi būti sustabarėjusių piktžolių. Tokių pažeidimų užfiksavome apie 1000. Jei tikrinant ūkį bus rasta pažeidimų, už kurios taikomos nuoskaitos, tiesioginės išmokos gali sumažėti nuo 3 iki 20%. Lyder ir žemdirbių mokymo metodikos centro mokymai apie kompleksinės paramos reikalavimus ir ekologinį ūkininkavimą vyks iki metų vidurio, o visą informaciją apie tai galima rasti interneto puslapyje zmmc.lt.